Štai tokiais grasinimais ir reakcijomis į juos Kauno Laisvės alėjoje griaudėjo ultraradikalų mitingas. Kad čia yra saulės ženklas, keturgubas kryžius, bažnyčios viengubas, mūsų vytis dvigubas, čia keturgubas. Gėda policijai! Kryžius! Prašau, be provokacijų, be rėkimų ten. Isteriškai šūksniais apgynę svastiką pirmadienio vakarą Lietuvos žydų genocido dienos išvakarėse ultraradikalai tęsė groteskišką šou. Tačiau pasirodymas patyrė fiasko. Į mitingą atėję vos keli klausytojai nuliūdino specialiai iš Šiaulių į Kauną atkakusį ultraradikalą Mindaugą Murzą. Yra visai žmonių. Mes tikrai tikėjomės, kad jau Laisvės alėja, kuri pagrindinė faktiškai Kauno miesto ryšio gatvė, tokia valda turėtų būti pripildyta pilna. Bet turbūt didelė dalis kauniečių išvažiavo iš Kauno ir nebegyvena Kaune, kadangi tokia gera valda darbo ryškia dieną nėra žmonių. Nepaisant nesėkmės, ultraradikalas, buvęs milicininkas Visvaldas Mažonas, kaip paguoda surado pasiteisinimą ir kaltuosius. Kiek mašinų priviso, užmiršo vaikščių, tai kur tau ateis, negi su mašinai mitingą atvažiuos. Nesuprantu, kas čia darosi Lietuvoje. Mitingų leidimą, kurio metu plazdėjo vėliava su stilizuota svastika, išdavė Kauno miesto savivaldybės administracija. Nors policijos nemalonės ultraradikalai neužsitraukė būtent dėl šio leidimo, valdžiai kaulus vis viena kliuvo. Valdžią turim, kaip ir minėjau ne kartą, korumpuotą, vagių, aferistų, kagebistų, komunistų, rezervistų ir visokių iškrypėlių pederastų valdžia. O tokia ją ir turim. Ką jie padarė? Kiekvieno Seimo nario paklauskit. Ką jie padarė gero žmonėm Lietuvai? Nieko! Stručio politiką vykdome. Užpakalis atkištas, tegul dulkina jį. Pasiklausyti ultraradikalų pirmadienio vakare atėjo saujelė kauniečių. Dalis jų buvo etatiniai mitingų dalyviai. Žiūrovų būrelių nuošalėje stoviniavo buvęs Kauno meras Vytautas Šustauskas. Radikaliomis pažiūromis garsiantis politikas šiuo metu dirbantis taksistu neslėpė užsukęs vedinas smalsumo. Tuo tarpu Mažonas toliau liejo savo nerimą ir bandė pasiguosti klimato įtaką. Nusispjaut, tuščios vietos nebūna, ateis kiti. Matėm, kas Prancūzijoje darosi su arabais, musulmonais ir čia tas pas greit bus. Čia mažiau gal jie užsilaiko, turi, kad čia biski klimatas ne tas. Skandalingojo kauniečio keiksmų sulaukė ir teisėsauga. Dabar banditus mes turim šert kalėjimuose. Maitint už ką? Aukos taip pat maitina juos. Aukų tai yra šita giminės. Mažonui rėkaujant apie esą teisingą tvarką, Murzas svajojo apie Gervaldiją. Šiaulių radikalas Kaune svajojo, kad sužlugus dabartiniai santvarkai Lietuvoje įsivyraus nauja valstybės valdymo sistema – Gervaldija. Beje, prieš kurį laiką Murza nesėkmingai bandė pakeisti savo pavardę ir tapti Gervaldu. Savo kalboje ultraradikalas kukliai nutylėjo, kas Gervaldijoje bus Gervaldu. Reikalingas visuotinas streikas, sukilimas ir galų gale nemačius revoliucija kraujuota. Teisybė! Lukas Pileckas, Nerijus Povilaitis, LRytas LT. Ką jie žada? O jie žada, kaip ir per visą 18 metų